darai, kai turi pilną sandėlį bagių, bet jų niekas neperka? Buvo toks 38 metų vyrukas Linas. Gyveno jis Prienuose ir turėjo savo verslą. Verslas buvo įsibėgėjęs, tad turėdamas laisvesnio laiko, Linas sugalvojo papildomai užsidirbti. Sugalvojo jis idėją, kad įsigys elektrinius bagius. Pirks juos dalimis, surinks ir surinktus parduos. Kaip sugalvojo, taip ir padarė. Nusipirko 15 bagių dalimis. Surinko, pirmus kelis bagius Linas pardavė. Pradžioje atrodė, kad viskas vyksta pagal planą, tačiau ilgainiui pardavimas nebuvo toks sklandus ir geras, kaip buvo tikėtasi. Transportas per ilgai stovėjo nenupirktas. Linas, žiūrėdamas į viską pozityviai, sugalvojo, kad gali bagius nuomoti, kol atsiras pirkėjai. Taip nuomavo bagius pramogoms bei vaikų gimtadienio šventėms ir užsidirbdavo papildomų pajamų. Linas taip ir sukosi, kol visus bagius pardavė. Ši istorija parodo, kad papildomų pajamų pritraukti galima įvairiais būdais ir neverta nuleisti rankų, jei pirminis planas nepasiteisina.